Sveiki visi atvykę oficialiai į mano namų video. Tai dabar noriu jums pranešti tai, kad aš nusipirkau namą ir tai yra naujos statybos namas. Tai šiandien yra ta diena, kai aš važiuoju viską išsirinkti. Esu jau susiplanavusi, jau tikrai buvau apžiūrėti, taipogi tų spalvų visokiausius namus vaikščiau, žiūrinėjau, kaip viskas atrodo, plyteles, kaip grindis atrodo. Nu, ta prasme, tikrai nebuvo toksai bam procesas, aš noriu šito namo, šitų grindų ir šitos virtuvės, ne. Tai tikrai aš pradėjau namus žiūrinėti šių metų pradžioje. Tai jau praėjo 12 mėnesių, vos jau ne metai laiko praėjo, kai aš pradėjau žiūrinėti tik tai namus. Pradėjau planuoti viską. Ir tada galvau, kad jau aš esu toj vietoje, jau gerai, ta prasme, geriau uždirbu, jau galiu sau leisti. Nes aš tikrai sau sakiau, kad iš šitų namų neįsikraustysiu, kol neturėsiu savo namo pastatytas pagal mane, mano spalvos, mano interjeras, kuris man patinka, o ne bele koks. Nes taip, tu namą gali nusipirkti su jau ir gal padarytom virtuvėm ir taip toliau, bet gal tos virtuvės nėra tokios, kokios tu nori. Tai taip, pažiūrėjau tikrai bele kiek daug namų ir man pasiūlė visai kitokį variantą iš pradžių, bet tas variantas tikrai man netiko, nes virtuvė jau buvo parinkta. Viskas buvo parinkta, tik tai tas namas dar nebuvo pastatytas, o dabar jau jis yra pastatytas. Tai aš kažkaip tuo momentu, kai man siūlė tą pasirinkimą, aš sakiau tikrai nenoriu, bet prieš kelias savaitės man pasakė, kad yra namas, kuris bus paruoštas vasaros metu ir šiandien yra paskutinė diena, kada gali išsirinkti viską pati. Tai va, šiandien važiuoju išsirinkti ir žinokite, labai laukiu. Ta prasme, dabar jau man reikėtų važiuoti, jau viskas nebėra laiko šnekėti su jumis. Tai nežinau, jeigu galėsiu kažką pafilmuoti, pafilmuosiu jums, bet jeigu ne, vis tiek aš, man atrodo, nufilmuosiu kažkokią tai kitokią medžiagą, tikrai daugumą dalykų aš su jumis pasidalinsiu, kad tikrai mane žiūrinčių moterų, kurios gyvena Anglijoje, taipogi gal perka naujos statybos namą ar planuoja pirkti, tai vat, galėsime kartu pereiti per visą šitą procesą. Na ką, čia turim spintos pasirinkimas, čia yra virtuvės durelės, turime tokius pasirinkimus, tada čia yra virtuvės viršus, žodžiu, bele kiek daug yra, tada čia yra grindis, laminatas apačioje visur ir tada yra kilmas, tai bele kiek daug kilmų, bet aš manau, kad pasirinksiu šitą, man bent jau gražiausia ir prie širdies, aišku, yra storesnis, bet sakė, nu, daug kom tikrai nesiskiria. Galbūt tos spalvos truputėlį. Nežinau, man šitas patinka. Yra dar toksai jau. Šitie tik tai storesni, bet nėra labai didelio skirtumo šiaip tai. Toksai gali greičiau išsivaikščioti ir matytis, o čia toksai ne. Man tas labiau patinka. Žodžiu, reikia viską išsirinkti. Ten turime vonios grindis, plytelės, vonios grindis ir sienos vonios. Tai vat, eisim, išsirinksim viską dabar. Susitinkam, nežinau, kada čia dariau namo update'ą. Žodžiu, susitinkame pagal ilgo laiko, nes žinokite, namų pirkimo procesas yra labai sunkus. Atsiprašau, valgau saldainių nuo gerklės, nežiūrėjau, gerklės skauda. Bet jo, namų pirkimas yra žiauriai sunkus. Tai dar vis žinokite, aš laukiu to patvirtinimo. Tai buvau išsirinkti buvau, seniau jums rodžiau, čia nežinau, prieš kažkokius 3 mėnesius buvau išsirinkti ar prieš 4. Na, jau daug laiko tikrai praėjo, kada aš paskutinį kartą filmavau kažką tai dėl namo. O dabar man beliko tie paskutiniai tokie procesai, dokumentų pasirašyti ir taip toliau. Šiuo metu esam užstrigę ant to vieno proceso, kad man reikia susirasti kvalifikuotą buhalterį. Žodžiu, buvo čia tokių šiokių nesklandumų, tai turėjau vieną. Pasirodo, jis neturi jokių kvalifikacijų, tada susiradau kitus
Ir pasirodo, kad jie irgi neturi tam tikrų kvalifikacijų reikiamų. Tai šiandien laukiu skambučio 12 valandą iš kvalifikuoto jau buhalterio, tai tikiuosi, kad viskas susitvarkys. Tai turime tokias naujienas, kad dabar dar ieškau to buhalterio, kuris galėtų man sutvarkyti reikiamus popierius, nes reikia kvalifikuoto buhalterio, kad patikrintų, iš kur tie mano pinigai, kaip sakant, eina ir taip toliau, kad aš galėčiau tiesiog toliau tęsti tą procesą. Bet jau procesas yra toksai, kad jau čia jau yra tokie paskutiniai pasirašymai, tokie paskutiniai patikrinimai ir tada turėtų jau būti viskas. Bet žinokite, gera naujiena tokia, kad gera ta naujiena tokia, kad jau atsiuntė man įsikraustimo į namus datą, tai yra 28 kovo, tai dabar yra kovo 11. Kaip matote, 11, visur 11, susitinkame tokiom keistom dienom, datom. Tai jo, šiandien yra kovo 11, tai aš gavau laišką prieš savaitę laiko, kad jau 28 dieną bus viskas paruošta. Man paskambino netgi užvakar iš namo, kad pasakė, kad dabar beliko tik tai nudažyti sienas ir sudėti kilimus. Tai žodžiu, jau kiek supratau, vonia, virtuvė yra baigta. Ir taipogi dar paskambino, kad aš galėčiau atvažiuoti pasižiūrėti jau visą tą pabaigtą procesą. Manau, kad jums galbūt nefilmuosiu to pabaigto proceso, nes aš vis tiek norėsiu nufilmuoti visą namo to turą. Tai čia šitas toks video, nežinau, labiau kaip tas procesas man viskas vyko. Tai manau, kad tikrai daugiau išsamiau kažką gale šio video pakalbėsiu, bet šiuo metu tiesiog visus update'inu, kas vyksta. Tai šiandien yra kovo 11, laukiu buhalterio. Jau turime įsikraustimo datą, tai yra 28 ir ji yra patvirtinta, užvakar man jau ją patvirtino, dar buvo iš pradžių laiške, kai atsiuntė laišką, kad gali pasikeisti data, gali būti vėliau, bet jau ją man patvirtino, kad nebus vėliau, bet tačiau jau aš spręsiu, kada kraustytis po tos 28, nes visgi turiu ir šitą namą, tai čia reikia susitvarkyti, čia reikės tikrai daug ką išvalyti, tai reikia ir savo landlordui. Landlordas tai yra, lietuviškai tai yra žmogus, kurio yra šitas namas, bet aš turiu jį per agentūrą, tai reikia agentūrai taipogi pranešti, kad aš įsikraustau, tai reikia duoti dar tokį šiokį laikotarpį, taipogi ir mano gimtadienis artėja, tai aš nežinau, ar aš noriu kraustytis prieš gimtadienį, aišku, būtų labai gerai, kad viskas įvyktų greičiau, bet žiūrėsime, kaip vyks viskas, tai jo, kaip ir sakiau, prieš 4 mėnesius išsirinkau aš kažkokius klipus tai filmavau, išsirinkau grindis, išsirinkau virtuvės spalvą, išsirinkau plyteles, išsirinkau vonios kambarį. Aišku, aš imu naujos statybos namą, tai jūs negalima tenais jau rinktis tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, ten radiatoriai, kokie tu nori, ar, nežinau, ar tualetas, arba ne, jau tokie dalykai jau būna standartiniai. Bet manau, kad vis tiek kažkada gyvenime tikrai aš pasikeisiu pagal save, bet kodėl aš rinkausi naujos statybos namą, tai dėl to, kad aš nenorėjau imti senos statybos namo, nenorėjau kišti dar daugiau pinigų, jau naujas namas pastatytas, aišku, aš žinau, yra ir minusų, ir pliusų jam ant naujos statybos namą, bet aš jau su tuo susitaikysiu ir aš žinau, kad mano visas namas yra pastatytas naujai, nebus pelėsių, pavyzdžiui, šitame name čia kovojam ir su pelėsiu ir su viskuo, tai tikrai labai užknisa ir, aš labai nenorėjau, nes tikrai matosi, kaip yra sunku netgi mano pačiam tam landlordui, kurio yra šitas namas, ateiti ir sutvarkyti kažką, tai nes labai sunku yra išsikviesti, kad ateitų ir sutvarkytų. Aišku, įdėjo ten naujus langus, įdėjo duris, bet labai ilgas procesas užtrunka, aš čia jau gyvenu 5 metus, tai per tuos 5 metus tik tai sutvarkė ten kelias sienas, duris įdėjo naujas ir langus, tai čia nieko gero, žinokite. Ir taipogi atsimenu, kai boileris irgi šalto ir šilto vandens nebeveikia, tai irgi labai ilgai laukiu, kada ateis man sutvarkyti, tai visokių problemų. O jau kai yra tavo namas, naujos statybos, tai aišku, šitos problemos nebus gal iš karto, bet aišku, po 5, po 10 metų gal atsiras, bet aš jau pati žinosiu, kad tai yra mano atsakomybė, aš įsikviesiu, ką norėsiu ir ateis ir sutvarkys. Nereikės eiti per 10 galvų, ateiti, kad ateitų kažkas sutvarkytų, suplanuotų, užsakytų detalės, tai žodžiu, nes yra, tikrai kosmosas. Tai naujos statybos namą rinkausi tik tai dėl to, kad viskas yra nauja. Ir aš labai norėjau naujos statybos namo, kuriame niekas negyveno ir tai bus tiesiog mano tokia pradžia, tiek mano vaikų. Tai namas, kurį aš išsirinkau, tai yra 4
kambarių, 3 aukštų. Gaila, taip, jisai yra sujungtas su kitu namu, bet turi savo garažą, turi kiemą. Sujungtas yra su kitu namu, bet žinokite, kodėl dabar nesijėmiau atskiro namo, tai vien dėl to, kad atskiras, aš labai norėjau imti iš tos agentūros, iš kurios aš dabar pasiėmiau, kur stato namus, nes aš esu girdėjus labai gerų atsiliepimų, palyginus su kitom kompanijom, jos labai blogai stato namus, trukinėja sienos ir taip toliau, bet šita kompanija, kiek aš esu patikrinus, kiek domėjausi, yra labai patikima, labai gera ir netgi ką galiu pasakyti, kad visų tų bendravimų, kiek dabar bendraujame, jie tikrai labai gerai viską pasako, labai gerai viską updeitina, kas ką padarė, kaip viskas vyksta kiekvieną savaitę, tai dėl ko žiauriai džiaugiuosi. Tai jo, toks updeitas, kad namą rinkausi naujos statybos ir esu labai tuom patenkinta. Tikrai, jeigu galėčiau turbūt rinktis iš naujo, tai nežinau. Na, aišku, aš dabar jame dar negyvenu, tai nežinau, padarysime gal kažkokį kitą dar video po kokių kelių metų, kokia mano nuomonė bus, gal bus kitokia. Tai šiuo metu aš džiaugiuosi savo pasirinkimu. Ir tiesiog labai laukiu, kada mes galėsime kartu apžiūrėti tą namą. Aišku, aš pirmąjį pamatysiu, jūs pamatysite tik tai tada, kai aš jau nufilmuosiu namo turą, jau pilnai. Tai yra 4 kambariai, tiek Meisonas, tiek Milana turės savo kambarį, aš turėsiu savo tokį kaip įvėjimą, nu kaip ir čia matote, bet čia aišku labai mažiukas, yra rūbai sukabinti, labai mažai vietos, ten bus žymiai daugiau. Tai tame kambaryje aš pasiėmiau jau kitokias grindis, visuose kambariuose yra kilimas, tik tai jau mano persirinkimo kambaryje, kur aš ir filmuosiu ir visą kitą darysiu, tai bus tos medinės tokios grindis. Tos medinės grindis bus taipogi ir salione, ir kai įeini į namą, o virtuvėje jau bus vėlgi plytelės, labai norėjau plytelių, tai tokios bus marmurinės, tokios, kitokios plytelės, žodžiu. Aš labai laukiu pamatyti visą tą jau pabaigtą galutinį rezultatą, nes aš mačiau tik tai dar, kai virtuvė buvo dėdama ir nebuvo nei grindų nieko, bet virtuvė labai gražiai atrodo, irgi nerealiai, žinokite, nekantrauju, kada galėsiu jums parodyti. Tai išsirinkau aš, ką man leido rinktis dabar ta agentūra, tai leido rinktis spintas viename kambaryje tik tai, nes aš pasiėmiau tokį namą, kuriame įveina ta spinta ir gali pasirinkti. Yra kiti namai ten pigesni, kuriuos neįveina ta spinta, čia bus labai ilgas video. Tai kuriuose kambariuose neįveina ta spinta, tai aišku, tada negali rinktis. Tai man labai pasisekė, kad mano viršuje, pačiam viršum 3 aukšte, tai bus mano kambarys. Tai galėjau pasirinkti sieną, tai per visą sieną, tai galėjau pasirinkti spalvą. Taipogi galėjau išsirinkti visas šviesas, kur ir kurioje vietoje noriu sudėti. Tada galėjau išsirinkti, aišku, virtuvės spintelės, virtuvės viršų, taipogi spintelių, ta prasme, viršų galėjau užsirinkti, taipogi galėjau užsirinkti plyteles visuose vonios kambariuose ir taipogi galėjau užsirinkti visas grindis, kilimus visame name. Tai ir dar standartiniai, to tokia įveina, tai standartinės, aišku, yra baltos sienos, jau negali nieko pakeisti, standartiniai yra balti radiatoriai, taipogi negali keisti, jungtukai yra standartiniai, bet aš pati jau viską ten tikrai maždaug jau žinau, ką noriu keisti, tai bus, aišku, keičiami radiatoriai bus namuose, tikrai, nes nenoriu aš tų paprastų baltų, aišku, noriu kitokių. Taipogi keisiu kriauklę, nes kriauklė irgi bus standartinė, man atrodo, sidabrinė, aš noriu visai kitokios, tai kai rasiu ir kai žinosiu kokios, tikrai pranešiu. Ir taipogi visi jungtukai ir lempos, ten bus tokios lempos, kur gali nuleisti, taip virtuvėje bus 2 lempos nuleidžiamas, kur yra valgomas stalas, tai galėsiu irgi įsidėti kokias norėsiu. Tada visame name bus ledo lempos, tai tokios apvalios. Labai daug tų lempučių išsirinkau visuose namuose, kad būtų tiesiog žiauriai geras apšvietimas, dėl to, kad aš filmuoju, mano darbas toksai, tai namuose turėtų būti nerealus apšvietimas, aišku, kiek elektra kainuos, tai neįsivaizduoju, bet apie tai negalvojau, tikrai nemeluosiu, tai va, garažas bus, bet garažą vėlgi reikės pačiai įsirenginėti, nes jie neįrengia garažo, yra tik tai, aišku, pats garažas pastatytas, bet vidus jau yra neįrengtas, taipogi ir kiemas irgi neįveina į ten visą tą sumą, tai jau reikės kiemą taip pat patiems įsirengti. Tai darbų namuose tikrai bus daug, bet šiuo metu, jo,
Ką galiu pasakyti, tai kad 28 jau turėtume mes kaip ir gauti raktus ar kraustytis, nežinau. Bet čia vėlgi sakau, priklausys nuo manęs, nes gal aš negalėsiu taip greitai kraustytis, nes dar šiokių tokių planų turiu šį mėnesį, tai žiūrėsime, kaip viskas man vyks, bet tikrai jūs updatinsiu. Tinkam kovo 21 dieną, šiandien aš važiuoju apžiūrėti jau baigto savo namą. Tai mane tiesiog nuves į mano namą. Pasivaikščiosim, bet šiandien nebus ta diena, kai man tiesiog viską paaiškins ir pakalbės apie kaip viskas veikia. Tai dar kartą reikės važiuoti, nes kol kas tai negali, viena mergina susirgo, tai ir norėjo man iš viso atšaukti šiandienos pasimatymą, tai aš sakiau, ne, aš tikrai noriu pamatyti savom akim, kad būčiau tiesiog rami ir žinočiau, kad tai yra tikrai ko aš noriu, tai vat. Tai pirmą kartą, dabar berliuko pusę valandos, važiuosiu vaikų pasimti ir važiuosime į namą. Aišku, nieko aš jums ten nefilmuosiu, nes kol nėra viskas garantuota, aš nenoriu jums nieko rodyti. Ir tai tik tai bus toksai greitas įvėjimas, apsižiūrėjimas, pamatavimas langų, sienų, na, kad tiesiog pasitvirtinti, ar viskas yra gerai, ar viskas pagal išmatavimus. Tai žiauriai laukiu ir labai nervuojas. Aš žinau, kad į namą, kai veisiu, negaliu dar verkti, nes vis tiek yra žmonių su manim, kurie manęs nepažįsta ir aš jų nepažįstu, tai reikės susilaikyti savo tas emocijas viduje. Radau naują buhalterį, kuris taipogi atliko visus savo darbus labai greitai per 4 ar 5 dienas. Tai nereikėjo laukti, kol buvau Paryžiuje trumpam, tai man žinokite, viską sutvarkė. Grįžau, teko tik tai viską išsiųsti, šiandien taipogi dar nuėjau išsiųsti savo paso. Na, jie prisigalvoja visokiausių dalykų, tai vos ne paskutinę minutę. Tai šiandien sakau, tiesiog noriu updatinti, kad važiuoju apžiūrėti namą, gaila dar nerodysiu jums, manau, kad vis tiek padarysime tai jau namui, tai tikrai darysime atskirą filmuką, tai aš labai laukiu, to prasme vakar iš viso aš čia namuose pas save išsivaliau stalčius, aišku, tik tai šiuos, siemiau rūbus, kurių jau man nebereikia, labai daug maišų sukrovau, šiandien irgi išvežiau. Čia darbų yra belėkia, o dabar reikia paskambinti man šitam namui agentūrai ir tiesiog pasitikslinti, kokie yra terminai išėjimo iš šio namo. Tai einu padaryti tą ir tada važiuosiu pasimti jau vaikų iš mokyklos ir važiuosiu į namą. Aišku, po namo susitiksime. Na ką, su jumis sveikinuos, dabar yra kovo 25, man atrodo, diena, tai dėl ko dabar jūs pasijungiu, tai dėl to, kad žinokite, buvau apžiūrėti namą. Buvo šiokių tokių minusų, bet aišku, dar jis yra, dar tuo momentu nebuvo baigtas, jau praėjo gan 4-5 dienos nuo paskutinės dienos, kai buvau, tai jau turėtų būti nemažai padaryta, manau, kad būtų jau ir užbaigta viskas, jeigu nuvažiuočiau pasižiūrėti, bet ką noriu pasakyti, tai kad gavome žalią šviesą vakar be to. Tai galima krautis daiktus, pradėti kraustimą, žinokite, žiauriai laukiu tą prasme. Neįsivaizduoju, jau vakar pradėjau kraustytis viską, pakuotis ir užsisakiau, žinokite, aš tokių, va, kaip matote, pažiūrėkite, kokios spalvos, labai fainos, tai žodžiu, vaikam lovos noriu pirkti, bet užsisakiau šituos pasižiūrėti spalvas, paderinti, kas man gražu, kas ne, tai aš kažkaip pasilieku prie šitos spalvos, man šita spalva labiausiai patinka, kaip ji vadinasi. Tai žiūrėjau internetu pirkti vaikam lovas, vadinasi Sharon Stone, šita va, tokia labai faina spalvytė. Tai žodžiu, bet tos lovos ten tik tai rėmai yra ir 500 svarų, ta prasme, nu, labai brangu. Aš bandau žiūrėti, ar atrasiu kažką panašaus. Kol kas nieko neradau, tai čia bent jau nežinau. Savo lovą aš pasilieku, tai aš jos nekeisiu šiuo metu, nes jinai yra nesenai pirkta vis tiek. Tai tą lovą aš vešios ir jinai man labai tiks prie viso interjero, viso dizaino man. Tai vaikų lovą žiūrinėjau, tai galvojau šitą spalvą, bet aš nežinau, ar aš imsiu iš šitos elektroninės parduotuvės. Parduotuvė vadinasi Komodo Living, tai nežinau, nes iš tikro kainos yra labai didelės, nu, kosmisinės ir tai yra be čiužinio, be nieko, bet šiaip lovos labai gražus, nes turi tą tokį išskirtinį modelį ir internete žiūrėjau, tikrai tokių daugiau niekur nerandu. Tai vienintelė parduotuvė, nu, gal pirksiu, gal ne, žiūrėsiu dar truputėlį noriu pagalvoti, bet aišku, mums lovų reikės, kai jau kraustysimės. Tai mes vakar gavom žalią šviesą, turėtume kraustytis pagal viską kitą savaitę.
Tai 7 dienos. Žodžiu, žiūrėsim, kaip čia mums seksis, bet aš kažkaip galvau, kad pasiliksiu viską savaitgaliui, tai manau, kad kraustysimės jau mes kitą savaitgalį. Žiauriai laukiu. Ta prasme, žiauriai exciting dienos artėja. Tai vakar pradėjau kraustytis visus daiktus. Nežinau, galbūt kraustymas aš pafilmuosiu jums atskirą filmuką, nes čia toksai labiau, nežinau, mano toksai tokia kelionė į pirkimą namo. Tai vakar pagaliau susisiekė su manim, mano buhalteris tiko, visi popieriai tiko. Tai žodžiu, dabar prasideda labai exciting vlogai. Tai prasidės tiksliau po šito. Nežinau, ką aš dar iš šitą vlogą sukelsiu, jums neįsivaizduoju, bet žinokite, jau buvau pasižiūrėti tų ne užuolaidų, bet kaip tie, net nežinau aš kaip lietuviškai, kaip aš galiu kurti blinds, vadinasi blinds, ne blinds, rollis vadinasi ne rollis, nes nesisuka šitaip, kaip jos vadinasi, ne cat, blinds, jo, blinds vadinasi, tai žodžiu, jau žiūrėjau langams, ką noriu maždaug uždėti ant langų, kaip pakavoti tą, kad mūsų niekas nematytų, kai esame namuose, tai įmesiu nuotrauką, kokias išsirinkau spalvytę, nežinau, kokia spalva dar aišku bus, bet man atrodo, kad aš pasiliksiu prie šito savo pasirinkimo. Man atrodo, jos kainuoja per langą apie 130–150, tai čia priklausys dar, kai man išmatuos langus, nes aš dar raktų kol kas neturiu. Tai kai gausiu raktus, galbūt galėsiu susiplanuoti greičiau, kad jie galėtų nueiti, išmatuoti man visus langus ir kai aš jau gausiu raktus, kad jie jau tiesiog galėtų ateiti ir sudėti visus, bet aišku, ten jiems reikės užsakyti pagal dydžius, nes mano biškit kitokie langai yra, ne tie standartiniai, vieni yra ilgesni, kiti yra trumpesni. Tas mano yra toksai planas, viskas, kad būtų kreminė, tiek mano tos neužuolaidos, bet jie ant langų kur dėsis, tiek mano kranas, jungtukai, jie bus tokie nesidabriniai, bet tokia kreminė, tokia spalva. Žodžiu, pamatysite, kai aš rasiu kažką, parodysiu jums, kokius aš noriu dėtis. Tai kol kas planuose yra tik tai padaryti pirmą aukštą, o po to po truputėlį mes lipsime į antrą aukštą, į trečią aukštą, nes tikrai pinigų, žinokite, tokiam dalykam labai daug reikia, nes namas nekainuoja 10 000. Taipogi ir visi dalykai kaip virtuvė, grindis irgi labai brangu yra. Tai aš dar esu tik tai sumokėjusi pusę kainos už savo visus pasirinkimus, ten grindis, virtuvė. Tai man reikės jau sumokėti tą pilną sumą kitą savaitę. Nes taip, kai perkate namą naujos statybos, jūs galite išsirinkti, ką jūs norite ir taipogi jums reikia už tai susimokėti. Nebent jūs pasiliekate prie viso to standarto ir leidžiate jiems išrinkti, tai tada jums nereikia mokėti. Bet jeigu jau norite, kad pagal save darytis, jūs pagal jūsų pasirinkimus, pavyzdžiui, aš vienam kambarį dariausi kilimą, kitam tokias valentėlės, kaip čia turime, dėjausi, aišku, šviesesnės negu šitos, aš truputėlį geresnės buvau pasirinkusi. Tai jo, visi tokie dalykai, taipogi ir šviesos, kokia šviesas, kur, tokie dalykai irgi kainuoja, tai man, žinokite, labai daug kas kainavo. Šiandien yra balandžio 12 diena ir, žinokite, aš to apsiverksiu, nes važiuoju pasiimti savo namų raktų, ar jūs įsivaizduojate? Oh my god, what the fuck, taip greitai praėjo. Negaliu net patikėti, žinokite, dreba rankos, dreba širdis, viskas, žodžiu. Važiuosim pasiimti namų raktų. Pagaliau susitinkame balandžio, kelintą dabar yra 28, man atrodo. Tai gavau raktus balandžio 12 dieną ir aš, žinokite, nieko jums nebefilmavau po tos balandžio 12 dienos, tai dėl to, kad buvo mano tiek buvo emocijų ir visko. Gavau tuos raktus, iš karto jums filmavau namų turą, kurį aš jums taipogi ir įkėliau, nors iš tikro pagal viską, pagal planą šitas video turėjo būti įkeltas pirmas, na, bet man kaip visą laiką nesigauna viskas taip, kaip aš noriu padaryti, tai jau tą turbūt jūs, prie to turbūt jau pripratote, prie manęs tiesiog tokios pripratote. Šiandieną susitinkame, nes pagaliau aš šitą vlogą noriu jums užbaigti. Aš žinau, kad jisai buvo tiesiog toksai labalbėjimo vlogas, bet ir buvo tame esmė, tas visas laukimas iki to namo, iki tų raktų gavimo. Tai šiandieną aš jau esu savo namuose, kurių labai labai ilgai laukiau. Tai sakyčiau, gal apie kokius 2 metus aš apie šituos namus ir sapnavau ir svajojau. Tai dabar truputėlį tiesiog noriu galbūt papasakoti nuo pradžių, kaip vyksta visas tas procesas. Tai pirmiausia, jūs
Na, bent jau ką aš dariau. Tai pirmiausia, pas mane prasidėjo tai, kad aš ėjau visus tuos showroomus, kur jau yra pastatyti namai su baldais, vaikštai, žiūrinėjai, kaip jie atrodo. Ir tiesiog vaikštai, atrandi galbūt tą namą, kuris tau patinka. Mano atveju aš tikrai žiūrinėjau Hulo mieste. Žiūrinėjau 3 vietose, bet vis grįžau prie šitos kompanijos ir šita kompanija turėjo namus 2 vietose. Tai žiūrėjau vienoje vietoje, žiūrėjau kitoje ir kiekvienoje vietoje tie namai yra skirtingi. Vieni yra vienu šonu statomi, kiti kitokiu, vieni yra tokie dydžio, kiti yra kitokie dydžio, nu visokiausi. Bet aš kažkaip tai, kai pirmą kartą užmačiau šitą namą, kur dabar aš esu, aišku, tai nebuvo tas namas, priekyje manęs dar jisai be to yra, tai visas tas namas, kurį aš norėjau pasižiūrėti, aš tokio namo ir norėjau. Pagal išmatavimus, pagal tą pusę, kurioje stovi netgi ir virtuvė, kurioje stovėjo ir netgi tas salionas. Aš labai norėjau to namo, labai norėjau toj pačioj vietoj, kad viskas būtų. Tie patys išmatavimai, na aišku, gal ten keliais centimetrais skiriasi, bet aš kai užmačiau tą namą, kuris man labai patiko, aš tik tai jo ir norėjau. Ir tuo momentu, žinokite, jo nebuvo. Nebuvo toj vietoj pastatytas, taip toj pačioj vietoj įveiti galima, toj pačioj vietoj salionas ar virtuvė. To tikrai nebuvo, atsiprašau, vaikai apačioj žaidžia, jie kaip visą laiką čia duodasi žiauriai. Tai tuo metu nebuvo, tai aš ir nieko aš neįsirinkau. Tada vėl aš atsimenu, grįžau gal po kokių 6 mėnesių ir man pasiūlė, sakė, kad yra namas, bus pastatomas, ne, pasiūlė tuo momentu, man atrodo, jau buvo pastatytas vienas namas, tai sakė, kad, bet ten aš kaip paklausiau, sako, jau viskas, nebebūtų galima išsirinkti nei virtuvės, nei nieko. Ir aš tokia galvoju, nu, aš labai noriu to namo ir buvo, man atrodo, panašus tas statinys irgi, tas namo statybos, tas, nu, tas šonas, tas pats įvėjimas irgi galbūt buvo labai panašus, tik tai, man atrodo, iš kitos pusės kažkaip tai buvo. Ir, na, kai man pasakė, kad buvo tiek virtuvė, tiek viskas jau buvo išrinkta ir nebuvo nieko galima keisti, tai aš tiesiog pasakau, ne, tikrai ne. Ir tada man sako, žinai ką, nes aš sakau, aš labai noriu to namo, kaip yra tas showroomas. Na, grinai, įveini, viskas tas pats. Toj vietoj tualetas, toj vietoj salionas, viskas yra taip pat. Aš sakau, aš noriu šito. Ir tada jinai sako, bus, žinok, vienas namas bus paruoštas apie vasaros, na, čia buvo praeitais metais, sako, kitais metais apie vasaros metu bus paruošta. Ir aš tuo momentu galvau, kad, na, kaip ilgai reikės man laukti. Labai ilgai reikės man laukti. Tada buvo taip, kad aš paklausiau, koks namo to numeris. Na, tas buvo 111. Tai kai man pasakė tą 111, nu, aš sakau, nu, šitas namas tai turi būti man tada, nu, nes šitas 111 aš visą laiką matau. Ir kai man pasakė, kad šitas namas yra vienintelis, taip pat pastatytas kaip tas showroomas, kurį aš mačiau, aš supratau, kad tai ir buvo tas namas, dėl kurio aš turėjau galbūt ir palaukti, nes jūs neįsivaizduojate, kaip aš nusiminiau prieš 2 metus laiko, kaip man pasakė, kad namas yra vienas, bet jisai ten netoj pusėje, žodžiu, labai nusiminiau ir daugiau tokių namų nebuvo. Tik tai sakė, kad bus ateityje, o ta ateitis tai yra dabar. Ko aš tikrai negaliu patikėti, nes aš laukiau labai ilgai, bet šiuo metu dar negaliu patikėti, kad taip ilgai man teko laukti, bet dabar šiaip ką galiu pasakyti, kad tai nebuvo ilgas laukimas, aš tikrai ilgai nelaukiau, tas laikas labai greitai praėjo. Tuo momentu, kai aš jau įsirinkau šitą namą, aš buvau tokia laiminga, kad tiesiog žiauriai buvau laiminga, nors tas namas dar nebuvo pastatytas, jisai dar tik tai statomas tuo metu buvo ir aš tiesiog žiauriai laiminga buvau, bet aš žinau, kad kaip ilgai man reikės laukti, bet aš jeigu dabar galėčiau atsukti tą laiką, tai praėjo šitaip. Tiesiog akimirksiu. Tas laikas visas, ten, nežinau, 6 ar 7 ar 8 mėnesiai praėjo žiauriai greitai, ta prasme, aš dar dabar negaliu patikėti, kad aš jau čia sėdžiu šituose namuose, apie kuriuos aš ir sapnavau ir svajojau. Žinot, kai sėdit ir jūs tiesiog
kažką mintyse galvojate. Aš dažniausiai taip darau ir man, žinokite, vis tie dalykai atsitinka. Aš, pavyzdžiui, visada aš įsivaizduodavau, kaip aš įveinu į šituos namus, kokia jau mano virtuvė atrodo, kaip mano kambarys atrodo. Aš viską įsivaizdavau ir viskas įvyko, kaip aš įsivaizdavau. Aš tiesiog negaliu patikėti. Man taip pat ir buvo su mašina. Aš irgi atsimenu, kai aš tą mašiną, čia labiau tas toks jau manifestinis dalykas, čia apie ką kalbu. Man taip pat ir buvo su ta mašina, kai aš visada svajodavau, tiesiog įsivaizduodavau dienos metu darydama kažką, kad aš išeinu iš savo namų, atsisėdu į savo naują Mercedes, aš jau įsivaizdavau kokios spalvos, kaip jisai atrodo. Ir tiesiog viskas man gyvenime atsitiko, kaip aš svajojau, įsivaizdavau ir taip pat ir su šituo namu man viskas taip atsitiko ir aš, žinokite, žiauriai džiaugiuosi. Tas pirkimo procesas tikrai buvo ilgas, sakyčiau, nes aš kai dirbu ant savęs ir mano darbas nėra toksai, kad aš einu kiekvieną dieną nuo 9 iki 5 dirbu kažkam, tai man buvo labai sunku įrodyti viską. Tai pirmiausia, kaip viskas vyko, tai pirmiausia turėjo patikrinti mano kas aš esu tokia, kur aš gyvenu, tai turėjo mane patikrinti. Tada viskas jau buvo gerai, tada patikrino mane, kad viskas buvo gerai. Tada aš jau galėjau nueiti, išsirinkti viską, ką norėjau, kai jau patikrino mane. Aš tada jau galėjau eiti išsirinkti ten grindis ir taip toliau viską. Už visus tuos dalykus reikia mokėti, aišku. Nebent jeigu pasiliekate prie standarto ir jeigu jau viskas yra pas jūs, pavyzdžiui, išrinkta, jūs nesirenkat tokio namo, kur reikia ilgiau laukti ir kur dar galite pasirinkti virtuvės spalvą ir taip toliau. Yra jau tie standartiniai irgi, kur nereikia mokėti tos spalvos, bet jau yra tos geresnės spalvos, geresnės medžiagos, už kurias reikia mokėti. Tai man reikėjo už viską mokėti, nes aš rinkausi grinai viską nestandartinę šituose namuose. Tai tada, kas atsitiko next, tai nuėjau, aš išsirinkau viską, po to išsirinkimo aš po savaitės ar po kelių ten savaičių nuėjau, jau sumokėjau 500 rezervacijos tą mokestį šito namo, tai yra, kad jau nuims nuo pardavimo. Na, tu jeigu tikrai nori to namo, tu nueini, jau susimoki tą rezervaciją. Tai aš susimokėjau vien dėl to, kad aš žinau, kad šitas namas bus toks pat, kaip aš jau mačiau jį. Tai dėl to. Nes jeigu aš nežinau, aš turbūt nebūčiau jėmus namo, jeigu aš būčiau šiaip realiai jo nemačius. Nes, pavyzdžiui, Anglijoje žmonių milijonai namus perka, tiesiog nueina į vieną showroomą, o namas visai kitoks yra, bet vis tiek perka tą namą. Nu, aš taip nepirkčiau, nežinau. Po pasirinkimo man tada reikėjo susirasti buhalterį. Aš buvau susiradusi vieną buhalterį, kuris netiko, antrą buvau susiradusi, kuris netiko, nes tiesiog, aš sakau, aš kai dirbu ant savęs, pas mane truputėlį ir pati aš tvarkau tos popierius, tai man reikėjo susirasti tokį buhalterį, kuris yra labai stipriai kvalifikuotas ir jisai viską nusimano. Tai jisai man turėjo patikrinti, ar tokie pinigai, kokius aš sakiau, kad aš jiems uždirbu ir iš kur tie pinigai atėjo, už kuriuos aš, pavyzdžiui, pirkau namą, tai jie irgi turėjo patikrinti visus šitos dalykus, tai labai ilgai užtruko. Šitas visas procesas tai žiauriai ilgai užtruko, aš jums sakau, tiek nervų žinokite, ypač su buhalteriu žiauriai nervų išėdė man, nes su vienu buhalteriu ten kokius 3 mėnesius buvau, su kitu buhalteriu ten gerai pasisekė, tik taigi, kad savaitę laiko, buvo tokių šiokių dalykų nesąmoningų, dėl ko žiauriai turbūt iš karto būčiau pasiemusi gerą buhalterį, daugiau pamokėjus ir būtų man viską padarę ir būtų niekas prie nieko, niekas daugiau nebūtų prie kažko prikibę. Tai bet dėl to, kad buvo blogas buhalteris, blogai buvo parašyta mano skaičiai, mano uždarbis, kiek aš ten uždirbu, kiek aš išleidžiu, tai žodžiu, prisikabino prie tokių dalykų ir tada teko ieškotis kvalifikuotų buhalterių. Tai aišku, susiradau aš tą kvalifikuotą buhalterį, sutvarkė manis visus popierius, patvirtino, kad aš tuos pinigus galiu naudoti, kad tai yra tikrai mano uždirbami pinigai, kad tie pinigai tikrai įvėjo mano kortelę, tikrai, kad aš moku mokesčius visus. Tai žodžiu, visus tuos dalykus, kai jau patvirtino, tada jau aš tuo momentu jau buvau Lietuvoje. Man sakė, kad ateis popieriai, kuriuos reikia būtinai pasirašyti. Tai aš Lietuvoje padariau atsispausdinau tos popierius, nes aš žiauriai norėjau jau grįžti namo ir pasimti tuos raktus, nes jau taip buvo užtrukęs visas tas procesas žiauriai ilgai.
Tai aš atsimenu pas mamą, jo per gimtadienį, man atrodo, ne, po gimtadienio, nes aš važiavau balandžio mėnesį, šį mėnesį važiavau dėl savo sveikatos į Lietuvą. Tai taip, tada man paskambino, pasakė, kad viskas yra gerai, žodžiu, ko tiesiog tai reikia ir aišku, taip turėjo būti, kad aš buvau Lietuvoje. Sako, išsiuntėm jums popierius, jums reikia būtinai juos pasirašyti ir atsiųsti mums. Tai aš susitariau taip, kad man atsiųstų per elektroninį paštą, aš juos pasirašiau, nusiunčiau jiems ir viskas jiems tiko. Tik tai sakė, kai grįšiu kitą dieną būtinai pirmą klasę išsiųsti tuos popierius, kad jie gautų taipogi. Tai tada bus galima pasimti raktus po ten 2 dienų, penktadienį mes ten buvom susitarę. Tai 12 diena buvo balandžio. Tai pervedimą aš padariau balandžio 11, ne, balandžio 9 ar 10, taip, tai tada man turėjo, sako, viskas yra gerai, su parašais buvo viskas gerai, tai tada atsiuntė detalės, kur pervesti tuos visus pinigus, tai padariau tarp pervedimą ir tada buvo viskas. Grįžau namo ir važiavau pasimti savo rakto. Ir čia mes esame savo namuose. Jeigu turėsite kažkokių klausimų, labas. Jeigu turėsite kažkokių klausimų, būtinai klauskite apačioje. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspausite laiką, būtinai prenumeruokite ir susitiksime kitame mūsų vloge, kuris jau turėtų būti įdomesnis negu šnekėjimas, taip? Iki. Čiau, rodykim. Susitiksime kitame mūsų vloge.